Jūs įdėjate, pasiklausom, ką šitą grupę kokią turi įdėti. Tai labai yra vertingos tokios pastabos, būtinai atsižvelgti, nes žiūrovų būtent iš šimtų. Tai reikia šio darbo išmokti. Žiemos saulėgrįža yra laikas, kai yra ilgiausia naktis ir trumpiausia diena. Kai dienos pradeda ilgėti ir sugrįžta šviesa, pradeda grįžti šviesa, vadinasi, vėl pradeda grįžti gimtis, pradeda grįžti kūryba, džiaugsmas ir vėl prasideda naujas ratas. Anksčiau žmonės visą šį laiką išnaudodavo tam, kad apžvelgtų, kaip pasibaigė praėję metai, nuspėtų, kaip vyksta kiti metai, galbūt planuodavo, galbūt svajodavo, burdavosi, dainuodavo, žaisdavo žaidimus ir praleisdavo šį laiką kartu. Visos turbūt mūsų mokyklos šventės man atrodo labai svarbios dėl bendrystės, dėl buvimo kartu. Saulėgrįžos šventė turi ir simbolinę prasmę. Man atrodo svarbu pasakyti, kad tos šventės pasirodymai, vaikų spektakliai, tai yra lyg dovana. Man patinka Saulėgrįžos šventė, nes yra smagu vaidinti ir mes daugiau pradedame sutarti su klase ir visi komandiškai rūpinamės vaidinimu. Ar visi vienodai įsitraukia į darbą? Na, sunku pasakyti, nes pasiskirstę darbus esame visiškai skirtingus. Vieni labiau atsakingi buvo už idėją, kitiem labiau rūpi kostiumai, o pagrindiniam veikėjam, žinoma, svarbiausia yra dialogai ir įsijausti į vaidmenį. Tai mes visi labai užsiėmę, bet skirtingai. Dažniausiai spektakliai būna sukuriami vaikų. Tai vaikų vaizduotės, jos, nežinau, žinot ar ne, bet būna kartais labai įdomios, pasakysiu tiek. Bet pastarieji 2 kūriniai, bent jau kiek aš žinau, buvo paremti kitų kūrinių. Ir nemanau, kad tai yra blogas dalykas, manau, kad tai kaip tik duoda labiau nuo ko plėstis, paprastą idėją ir tarsi pamatus, kas gali padaryti geriau. Aš labai laukiu Saulėgrįžos šventės, nes laukiu pamatyti kitų klasių vaidinimus ir pati laukiu vaidinti savo vaidmenį. Aš laukiu Saulėgrįžos šventės dėl to, nes susirinks visa bendruomenė ir linksmai praleis laiką laukiant švenčių.